diena. Labą dieną. Čia tikrai jums. Čia mes. Labai malonu, žiūrėkit, prašau, žiūrėkit. Galėčiau gal pataisyti nuostabų švarkelį. Būtų labai malonu. Taikis jau labai kažkoks, labai malonu. O čia kompiuteris, pasme, jau... Pat selfius teiksim. Aha. Ne, mes esam debilai, mes klausimą mūsų neatsiminam, kuriuos užsirašėm, tai čia tiesiog. Bet simpatiškai, atrodot, kaip visada. You're not so bad yourself. Thank you very much. Kadangi mes čia tikrinsime ir kalbų žinojimą, kiek suprantu, nes aš visada prezidentūrą tikrinu kalbų žinojimą, tai pradedam nuo to. Tai ką, tai prašom toliau. After you. Tai ką, pelės, politinės pelės, atėjot į politinį centrą. Tai kogi atėjot? Yra tokia nuomonė, kad jūs klaidų kaip ir nedarot. Ta pati, kur nedaro. Bet visai neseniai padarėt klaidą, kad keisim eurą prie lito 1:1. Iš tikrųjų reiktų keisti ne 1:1, o 1:1. Nu, galima ir ne 1:1, 1:10, kiek norit, jeigu tik tai yra noro. Bet klaida ko gero ne mano. Kieno? Vis tik. Matyt, premjeras padarė klaidą. Reiks jam pasakyti. Tas su šitais? Nesvarbu, bet tikrai turbūt reikės pakalbėti su premjeru. Gerai, bet mes pašnekėsim su juo. Gerai. Gerai. Kitas klausimas būtų toks. Esate pirmoji šalies prezidentė išrinkta antrai kadencijai iš eilės. Žurnalas Glamour jūs išrinko metų moterimi. Žurnalas Moteris taip pat. Esate gavusi Šarle Magnusio apdovanojimą. A, vat jūs kaip paprasta moteriškė mokatės virbalais megzti. Vat įdomu būtų. Vat moku ir ypač konės gerai mezgu. Ir teko jaunystėje net megztinį nusimegzti. Rimtai. Ir netgi iš didelių vyriškų kojinių. Nes nebuvo kur pirkti tuo metu, parduotuvės buvo tuščios. Taigi ardžiau kojas ir mesgiau savo megztinį. Aš jam numesgiau balaklavą su virbalais, jis į Luhanską. Jūs buvote Amerikos jungtiniai valstybei. Jūs kalbėjot su Hillary Clinton. Jūs davėt neblogą interviu Vašingtono Postui. Ir jūs nusipirkot tenai 6 iPhone ar ne? Vot kur klausimas. Rimtas klausimas ir tikrai norėjau. Nueinu į parduotuvę, sako, viskas išparduota. Tai dabar tikrai teks laukti, kol atsiras Lietuvoje. Net ir ten, kai ko nebūna. Deficito laikai, sakyčiau. Jo. Man vat įdomu pasidarė klausimas. Jūs, kai einat kopinėti medų, jūs turit 5000 bičių kažkur tai. Na, tik tris gražius namelius, kuriuos išpaišė Lietuvos, taip, avilius, kuriuos išpaišė Lietuvos vaikai. Ir kopinėjau, kai kas man padeda, bet mano bitės labai geros. Aš turėjau klausimą, ar apsauginiai eina su jumis kartu, pavyzdžiui, jūs kopinėjate apsauginius, Alfa Bravo šešupė, Alfa Bravo šešupė. Neina, nes bitės geros, nieko nekanda. Ir iš principo mūsų bitės mus visus saugo. Ir mane, ir mano apsauginis. Bet jūs turbūt turit mažą nuo bičių pistoletą tabelinę. Žinokit, nereikia. Jos labai geros. Ir aš turiu labai gražaus medaus, labai skanaus, saldaus, kur vaikučiai gražius piešinėlius nupiešė. Ir netgi jums jį padovanosiu kiekvienam su skirtinga etiketė. Labai fantastiška. Fantastiška. Turime gražų medų ir kiekvienam skirtingas. Ir pasakysiu, kodėl. Jums meškiuką, nes jūs simpatiškas kaip meškiukas. Ačiū labai, dėkoju. O jums, ne visai jums, pievos, gėlytės ir bitutės. Ir žinot kam? Kodėl? O todėl sužinau, kad turite surskienę. Nesenai apturėjote. Tai va jai. Taip. Linkėjimai. Dėkoju, jinai sultinį išvirs iš medaus. Nesvarbu. Ačiū, jūs labai malonus žmogus. Mes ką tik patyrėm savo malonumui, kad jūs nesat koks tai žmogus voras, greičiau netgi atvirkščiai, jūs esat žmogus. Todėl tą progą pakalbėkim apie žmonės. Kuris žmogus premjeras geriau dirba, Butkevičius ar Kubilius? O dirba tas geriau, kuris jūsų labiau bijo, tai kuris iš jų labiau bijo jūsų, prašom, jūsų atsakymas. Tai gal kuris geriau dirba? Tai dirba neblogai visi ir su anuo, ir su šituo sutariu. Na, būna visko, ne visada iš karto susitarėme, bet finale susitarėme ir dirba abu neblogai. Išsamus klausimas, ko nepasakysi apie atsakymą. Išsamus atsakymas, ko nepasakysi apie klausimą. Klausimas buvo sudėtingas.
Gerbiamas Surskis, mano kolega, čia visur labai gyrėsi, kad gerai moka anglų kalbą, ten moka visokius present, perfect, continuous laikus. Gal galėtumėte jį pratestuoti egzaminą? Įjunkit mane, aš prasitestuosiu. Tai girdėjau, kad tikrai angliškai moka. Tai malonėkit, ką nors suregzti. Tuoj. I've been Sursking for a very long time. From dawn of man, I've been Sursking. If you feel like seeking for another Ministry of Foreign Affairs, just feel free to call me, would you? Tarimas nuostabus, žinot. Čia jis mintinai išmoko, jūs paklauskite, kiek dabar valandų yra. Gerai, neišdavinėkit draugų, bet turint tokį tarimą ir tokį gerą anglų kalbos žinojimą, tai sūrių reikalų ministrų tikrai priimčiau. Dziękuję bardzo very much jums. Sakėte, kad reikės iššauti, jeigu mus puls. Tai pasakykit, kur jūs laikot tą pištalietą, iš kurio iššausit? Na, paslaptis. Tuo labiau, kad esu ginkluotojų pajėgų vadė. O tai reiškia, ginklų turiu daug, slėptuvių turiu daug ir tai viskas paslėpta. Tai reiškia, esate pirmas žmogus kariuomenė ant Lietuvos. Ant tos Lietuvos. Mes visi pastebėjom, kad jūs ne tik tais nuostabi prezidentė, bet dar ir Vilnietė. Klausimas yra toks, už ką jūs balsuosit Vilniaus mero rinkimuose? Ir iš karto antras subklausimas subsekventualiai. Ką tokiu atveju veikti Artūrui Zuokusui? Tai čia jau politinis klausimas. Labai sudėtingas taip pat. Atsakymas turbūt būtų švelnus. Kadangi negaliu įtakoti rinkėjų valios, tai negaliu prisipažinti, už ką balsuosiu, o mėginsiu susitarti ir rasti bendrą kalbą, darbinę kalbą su bet kuriuo meru, kuris bus išrinktas. Labai išsisukinėjantis atsakymas. Išsisukinėjame. Bet mes suprantam. Ką daryti? Politkorektiškai. Klauskit jūs, Išgama, dabar. Aš jį kartais taip pavadinu, draugė. Mes nesipykstam. Pakalbėkime apie prezidento galias. Pavyzdžiui, man toks kyla klausimas, ar jų užtenka. Pavyzdžiui, jūs nepasvajojate turėti tokių galių telepatinių arba kokių gydomųjų galių, arba, pavyzdžiui, per sieną daiktus judinti. O svajoju. Ir ypač telepatinių žmonės judinti. Nes galbūt ir kai ką norėčiau išsiųsti ir neparsiųsti. Arba gydomųjų galių, pavyzdžiui, išgydyti nuo vagimo, korupcijos, melavimo, tokių polinkių. Tai tų galių tikrai reikėtų ir būtų tikrai verta pakeisti konstituciją, ne vien dėl jų. Ačiū Jums labai, kad Jūs mumis priėmėt. Mes daugiau klausimų neturim, Jūs buvot nuoširdžiai atsakinėjantį prezidentą. Gal dabar duokit, ką nors pavalgyti mums. Proga, Jūs atėjote pavalgyti, ne? Mes iš esmės to tik čia ir ėjom. Gerai, tvarkoj. Bus. Ačiū.